Po 2000 metų archeologai kasinėdami mūsų sunaikintos civilizacijos liekanas vis dėlto ras Nokia 3310 telefoną su dar pusę likusios baterijos. Didžioji vertė. Amžinas įrenginys. Jūs patys blogi. Pasirašo orai. O, taip. Tėvas sako, man nusispjauti, kad tau 16 metų, bet žinok, su tokiu makiažu ir šito trumpu sioneliu, reikia kirčiuot, sioneliu, karaliuk, niekur neis iš namų. Biblijoje kažkada buvo parašyta, ir tada 40 dienų, 40 naktų lyjo lietus. Ir visą tai jie pavadino katastrofa ir didžiuoju potviniu pasaulio. Keista, kaip anksčiau traktuodavo tokius dalykus, nes taip dažniausiai dabar vadinama mūsų tradicinė vasara. Taip, lietuviška vasara. Ko čia bijoti? Ir pavasaris irgi. Mačiau tokį humoristinį kalendoriuką, kaip atrodys Lietuvos vasara, gegužė, birželis, liepa. Pirmadienis saulutė, antradienis saulutė su debesėlį, trečiadienį debesėlį, ketvirtadienį debesys su žaibu, penktadienį perkūnė, šeštadienį lietus, sekmadienį lietus, pirmadienį vėl saulė šviečia. Ir trumpam. Visus 3 mėnesius kiekvieną savaitę. Taip. Gerai, užrašas naujame sporto klube. Jeigu minsite treniruoklio pedalus atbulai, galite sustorėti. Įspėjimas. Atgal. Aš gerai už įsiskolinimą Lesto atjungė elektrą Goto namuose. Gotai tie, kur juodai apsirengė, vaikšto baltais veidais. Didesnės šventės jo širdies seniai nebuvo. Valio. Tamsu! Užrašas pasienio zonoje. Sienos pažeidėjų dėmesiu. Pagal šovinių taupimo programą perspėjimo šūvių į orą neatliekame. Jums liūdna, jūs vienišas, jums atrodo, kad jūs visi pamiršo, o jūs pamėginkite tą 10 ar 15 mėnesio dieną nesumokėti būsto kredito įmokos. Geras. Ir aš dar vieną turiu pabaigai. Sudėtinga ištarti. Gerai. Vaistinė, reiškia. Atsiprašau, gal turite antinutukino? Ne. O celių tišnikino? Ne. Tai gal turite tokį geriau svoris pats nukritano? Pone, jums reikalingas, žinot kas? Mažiau rynas, daugia subin pajudinanas ir po šaldytuvą nelandžioje tas. Jatas. Neįmanoma ištarti.